Labą dieną, gerbiami telšiškiai, Algirdas Bacevičius, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. Kaip ir įprastai informuoju Telšių rajono gyventojus apie veiklą. Šiandien vyko savivaldybės tarybos posėdis, buvo daug klausimų, gal apie 60 klausimų, posėdis vyko gal 4 valandas kažkur tai. Tai va, ir keletą klausimų greitai kalbė glaustai. Visų nevardinsiu, ten yra procedūriniai klausimai, žemės ten visokie, sklypai ten leisti, neleisti, duoti. Procedūriniai klausimai, kur praktiškai kitaip įbūt negalėjo. Balsavo taip, kaip įstatymas nustatomas kitaip. Tai va, vienas klausimas. Turizmo rinkodaros strategija. Kas yra turizmo rinkodaros strategija? Sugalvoju kažkokį turizmo rinkodaros strategiją Telšiuose. Turizmą, vystysim turizmą, turistai, kaip teigia tas pranešėjas, mes pirkom tą strategiją visą, sumokėm pinigus už tą strategiją, pateikė strategiją, čia prirašė visokių būtų, nebūtų dalykų ir dabar Telšiuose vystysim turizmą. Nu, tai yra sena istorija, kada Telšiai yra, tai mano miestas yra, bet nėra įsiskiriantis. Mes neturim nei jūros, nei kalnų, nei neturim kažkokių ypatingų statinių ar kokių nors ten gamtinių tokių objektų. Neturim nieko ypatingų, kad galėtų atvažiuoti iš kitų rajonų pažiūrėti. Bet turizmas yra vystomas, nėra blogai. Tai atvažiuoja žmonės pažiūrėti, kurie turi tam interesą ir laiką. Bet vat, investuosime tą turizmo strategiją, didžiulius pinigus. Ir galų gale, kas iš to uždirbs? Uždirbs tai vietiniai tie turizmo vystytojai. Tai yra kavinės centre, kur yra kelios kavinės, aišku, centre miesto. Tai turistai eina pavalgyti pietus ir gidai, kurie vykdo tą veiklą gidų. Na ir dar kažkas. Lėšus didžiulis, aišku, investuojamas tam, kad padėti kažkam tai užsidirbti. Nu, tokia, aš galvoju, kad turim svarbesnių reikalų. Tada už turizmą mes žlungam, pas mus nėra darbo, pas mus reikia pramonę vystyti, verslas turi būti, gamyba turi būti. Nu, bet čia yra tokie įtakingi žmonės, kurie nori, kad būtų vystoma tas sritis, iš kurios jie gyvena. Nu, ką darys? Jie iš turizmo gyvens, iš turizmo, o mes vietiniai, daugelis žmonių yra bedarbystė didžiulė, emigracija didžiulė rajonė, pas mes į metus išvažiuoja po 1500 gyventojų išvažiuoja į užsienį gyventi, nes iš to turizmo tik gyvena keli turtuoliai, kurie turi restoranus ar ten dar kokius objektus. Nu taip, strateginis veiklos planas savivaldybės, tai yra taip, strateginis planas yra labai svarbus dokumentas, pastoviai koreguojamas kiekvieną mėnesį. Strategija, tai rajono strategija. Tai mes strategijos rajonų tokios geros strategijos neturim, turėtume gerą strategiją rajone, tai visi gyventų geriau negu dabar gyvena. Strategijos nėra, strategija yra rajone, kaip padaryti, kad turtuoliai dar daugiau praloptų, o vargšai taptų ubagais. O tokia strategija pas mūsų yra. Ir yra puoselėjama, ir yra palaikoma ir tų mūsų fariziejų. Tai vat, ir strateginis planas, jei būtų geras, tai ir būtų rezultatai geri. Planas niekam tikęs, visi balsuoja, ten pakoreguoja. Nu, taip, gyvena tik viešas sektorius, visi kiti čia pas mus vargsta. Tai biudžetas. Biudžetas koreguojams, reikia pastoviai ten pridėti lėšų, nuimti lėšų, kad viskas turi būti apskaita lėšom. Ir kas įdomiausia, iš biudžeto mes mokam už šiukšlės. Atliekų tvarkymas pas mūsų kainuoja tam tikrą sumą, rajonų gyventojai turim surinkti tam tikrą sumą. Tai jie surinkti tą sumą nesugebėjo, savivaldybė nesugebėjo organizuoti, surinkti tą ir už šiukšlės nesurenka į metus virš 300 000. Į tą sumą mes padengiam iš biudžeto. Tai absurdas, taip negali būti. Ir iš biudžeto 300 000 mes sumokam už tą šiukšlių mokestį atliekų tvarkymą už gyventojus. Už gyventojus, už verslą. Turėtų būti, yra vis dėlto tvarka kažkokia, pagal kurią kiekvienas susimoka atliekų mokestį sąžiningai ir tai teisingai. Bet pas mūsų ne. Pas mūsų ir darom taip, kad turtingi mokėtų nedaug, o vargšai mokėtų viską, kas lieka. Ir pas mūsų tokia yra strategija, ir šiukšlių, ir visų kitų. Ir nesurinkam ir iš biudžeto, tai yra absurdas. Iš biudžeto mes mokam, dėl to aš pasiūliau, kad jeigu mes iš biudžeto mokam už gyventojų šiukšlius, tai sumokėkim už gyventojų ir kitus mokesčius. Žemės mokesčius, atleiskim gyventojus nuo žemės mokesčių, sumokėkim iš biudžeto, atleiskim. Jau autobusai veltui veža pas mūsų Telšiuose. Daugiau tokių Lietuvoje, ką žinai, yra, kur veltui veža autobusų.
Taline veža veltui. Mes vežam veltui. Tai kainuoja pas mūsų tas pavėžėjimas autobusais, tai kainuoja didžiulį pinigų sumą. Tai vat ir. Toliau, sakralinis kelias. Yra projektai pas mūsų visokių lėšų, mes prigalvoja projektų, kad įsisavinti pinigus, kai kurie. Ir sakralinis kelias, sakau, Rainių koplyčia, kur yra kankinių žmonės užmušti, kur komunistai užmušė tos žmonės, Rainių koplyčia pastatyta. Dabar aplink tą koplyčią vykdys darbus 477 tūkstančiai. Aplink Rainių koplyčią bus dar pridėta pinigų. Ir kas įdomiausiai, ten aišku bus projektavimo darbams skirta 35-39 tūkstančiai projektavimo darbams. Ir projektavimo, dabar tik priėmėm sprendimą tą vystyti projektą. 477 tūkstančiai projektavimo darbams, dar niekas neaišku, nepradėti darbai, perkami projektavimo darbai, bet aš galvoju, kad projektavimo darbus laimės Algirdas Žebrauskas. Aš taip galvoju, pamatysit. Sakralinis kelias, ten faktiškai niek nereikia patvarkyti, gal reikėtų patvarkyti 10 tūkstančių, 20, 477 tūkstančiai. Projektavimo darbams, taip. Ir biznis, kas iš to laimės? Aišku, statybininkai laimės, projektuotojas laimės greičiausiai, tas, kurį minėjau, greičiausiai, tai vat, nors dar pirkimas nepradėtas, tai va. Toliau, Žemaitijos verslo centras ir Telšių menų inkubatorius. Investuoja pinigus. Telšių menų inkubatorius, Žemaitijos verslo centras. Tai yra mistinis įstaigos, viešas įstaigos, mistinis. Ką jis veikia, niekas nežino, ką jis veikia. Bet ten yra socialdemokratų įdarbinimo kontoros, Žemaitijos verslo centre, direktorė socialdemokratė ir ten yra įdarbintas Kęstutis Gusarovas, Žemaitijos verslo centre, dirba kažkokiu ten konsultantų, jo, žodžiu, o taip yra. Į savivaldybę išlaiktas įstaigas, didžiulį pinigus skiria tam, kad ten būtų, o kad ten Gusarovas dirba, aš nelabai tikiu. Rašo, kad dirba, gauna 17,7 eurų į valandą. Ir dirba kažkokį ten konsultantų, kažkokį ten lektorium dirba. Nu ką gali dirbti lektorius su mechanikų išsilavinimu? Nu, dirba, pasirodo. Tai menų inkubatorius irgi, žinom, kas ten menų inkubatorius vadovai yra, nu, senų laikų, jų pačių susijęs socialdemokratais ir ką jie veikia, kažką tai veikia. Pinigai yra skiriami, iš to gyvena. Toliau bus mokyklų remontas daromas, tai gerai. Mokyklų remontas daromas šiaip. Reikia mokyklas remontuoti, nes mokyklas ir pas mus žiauriai atrodo. Tai bus ir Džiugo gimnazija, ir Borisevičiaus, ir Germonto mokyklos bus remontuojamas. Tai gera naujiena. Toliau infrastruktūros mokės. O sugalvoja tokie žmonės infrastruktūros mokės. Reiškia verslininkas nori apmokestinti infrastruktūros mokesčius. Nu, toks naujas mokesčių jau nebuvo. Ir sugalvoja vėjo jėgainis, kur yra pas mūsų vėjo jėgainių. Nu, ten visokių nuomonių buvo, reikia, nereikia vėjo jėgainių, bet iš principo žalioji energija, elektra mums reikalinga Lietuvai ir visiems reikalinga, visam pasauliu reikalinga elektra. Į vėjo jėgainius, tegu gal jį negražiai atrodo, bet jeigu turėsime elektrą, bus tai yra mūsų ir nepriklausomybė ir taip toliau. Tai yra elektra kada nors galbūt atpiks, aš tikiuosi. Tai vėjo jėgainės. Dabar pristatyti vėjo jėgainį, infrastruktūros mokestį iki šiol mokėjo tą jėgainį 38 eurus infrastruktūros mokestį. Nu, tai yra aišku. Dabar sugalvoju frakcija pas mūsų yra tokia frakcija, net negaliu pavadinti, kas ta frakcija. Jie pasiūlė apmokestinti vėjo jėgainės, infrastruktūros mokesčių dabar, kurie seniai nemokės, viskas, jau jie biznį daro. O nauji, reiškia, vien jėgainė, kad sumokėtų mokestį, buvo pasiūlymas 50 tūkstančių. Įsivaizduojat? 50 tūkstančių vienkartinis infrastruktūros mokestis. Nu, ir jie galvoja, kad čia 50 tūkstančių pasiims gaus tas kaimas, kuriam kaimis stovi tą jėgainę. Taip nebus. Tai yra tokie pinigai papuola į biudžetą ir yra perskirstomi. Bet ten gudručiai tokie, tai 50 tūkstančių. Tai jau 50 tūkstančių niekas nestatys tos jėgainės. Važiuos į kitą rajoną, kur nėra tokių. Vėjai visur yra pas mus Lietuvoje. Nu, bet paskui pasiūlė čia kiti, ne 50 tūkstančių, 6 tūkstančius. Mokės 6 tūkstančiai. Mokės, nu, vienkartinis 6 tūkstančiai, nu, dar pusė bėdos. Bet iš principo vieną ranką duodama, kitą ranką įmama, kalbama apie investicijas, investicijų pritraukimą į rajoną, apie žalią energiją, šnekam, o daroma, prašau,
nori apmokestinti verslininkus, kad jie netvažiuotų. Ir tiesiai šviesiai, aš kolegijos posėdį yra vienas pasakęs, kad tegu važiuoja kitus rajonus. O ką čia jie dabar? Vėjai jėgainis, reiškia. Tai toliau, sporto rekreacijos centras, sporto mokykla, vaikai, kurie į sporto mokyklą, dabar mokės dvigubai daugiau mokestį iš vaikų jums. O taip, ne iš ko ir paimti, dvigubai didesnis mokestis, buvo 7 eurai, dabar mokės 15. Sportuojantys vaikai lupa iš vaikų, jiems nesvarbu jiems iš ko imti. Iš vaikų, iš senukų, tik įima iš tokių. Tai va, ir vaikai, sakiau, tai nedidelė suma, mes iš biudžeto padenkim. Jeigu mes už šiukšles visą rajoną mokam 300 000, kur tikrai neturim mes mokėti. Tai ne iš vaikų paims, iš vaikų. Tai galvoju, kad čia visi turtingi. Yra daug šeimų, kur gyvena kukliai, kur yra keli vaikai, ne visi turi darbą, ne visi turi gerą specialybę ar išsilavinimą, bet tokie nereikalingi. Toliau, Krantų gimnazijai aparatą statys, prašė aparatą automatą maisto, kas ten bus sumuštiniai, kas ten bus šokoladai, tą aparatą statys. Iš principo aš nesu prieš tą aparatą. Iš principo. Bet tai yra kalbama, kad vaikam blogas maistas. Valgyklai, mano duktė mokosi toje mokykloje. Valgykla geriausias maistas. Ne jie eina į kebabinės visokias greito maistą. Maistas galbūt nėra kokybiškas. Nežinau, aš tai valgau viską iš eilės. Negeras maistas. Kebabinė maistas negeras, ten negeras ir valgyklai negeras. Nors valgyklai labai geras maistas mokyklai. Labai. Dabar pastato aparatą. Šneka apie ekologiją, ekologišką maistą, šviežių maistą. Ten valgyklai buvo kritikas, kad neatveža maistą, kad yra pašildytas. O čia aparatai pastatyti. Ir iš aparatų galės ten tuos šokoladus valgyti, visi konservuoti yra, visi konservantai, visokie dažiklių tie limonadai. Aš nesu prieš kategoriškai, bet reiškia ponams kaip patogiau. Kažkas paprašė? Aha, čia ekologiška, naudinga, šiandien šnekam apie ekologiją. Čia nenaudinga apie ekologiją, apie tą nešnekam. Tai tokie yra. Toliau, Džiugo mokyklai kavos aparatas. Vėl ta pati tema. Kava. Aš geriu kavą. Aš geriu į dieną po 3 puodukus kavos, bet netame reikalas. Aš saugęs žmogus esu jau, o vaikams kavos aparatas. Gerai, blogai, įdomu, kavos aparatas. Eik į valgyklą, atsiger kompotą, dar ko nors. Ne, kavos aparatas, iš ko? Tai neaišku, kur ta kava. Tirpi, netirpi, nesvarbu, bet kaip nori, jei čia kažkas paprašo, jau tada ekologija nesvarbu. Žalėsis kursas, tai Toliau, nekilnojamų turtų objektai apleisti. Sąrašas tvirtinams kiekvienais metais, griuvėsiai, kur nesusitvarkė yra visokių pastatų, gauna baudų žmonės, kitaip tariant, mokės ir didesnis už neprižiūrimą turtą. Bet tas sąrašas nedidelis. Seniūnai yra gailestingi ir į tą sąrašą žiūri taip pro pirštus. Nežinau, gal taip ir reikėtų. Nors jeigu yra žmonių, kurie neprižiūri pastatų ir neklauso seniūnų, toks gali papulti į sąrašą. Ir toks buvo atvejis. Neviešinsiu tiek to. Reiškia, neklausai seniūnų, bus įrašytas į sąrašą. O kitų lyg tai nesimato pastatų. Žinom, puikiausiai tų pastatų daug yra, kaimuose yra apleistų pastatų. Ką ten darysi, kokį senutė gyvena, jį neturi pinigų remontuoti. Niekas ir nebaudžia, bet jeigu neklausai, negeras esi. Gali papulti į tą sąrašą, tada mokės didžiulį iš karto. Koeficientas ten ir kartais viskas eina. Bus koeficientas 4, įsivaizduojat, kiek tas bus. 4 kartus daugiau mokės. Tai toliau šiukšlės. Įdomi, šiukšlių tema jį visada įdomi. Šiukšlės dabar gerbimi telšiškiai. Mokėsit už šiukšlės dvigubai daugiau negu iki šiol. Beveik visi mokėsit dvigubai daugiau negu iki šiol. Mes nepritarėm tam reikalui, tai yra apiplėšimas eilinis už šiukšlės, reiškia irgi nemokėjo. Ir už šiukšlės. Vieni mokės daugiau, kiti mažiau, tą sumą reikia surinkti. Aš suprantu, kad reikia surinkti, bet reiškia už butus mokės pastovėjo 36, jei neklystu, ir kintama 15 nuo registracijos. 4 žmonės būtė jau gyvena, reiškia bus 15 ar 460 ir dar kažkur ir 306. Apie 100 eurų mokėsit 4 žmonės. Iki šiol mokėt, aišku, mažiau. Iki šiol mokėt registracija po 10 eurų buvo ir pastovėjai buvo 30. Tai dabar mokėjot
žodžiu, pabrinks, kitiems labai smarkiai pabrinks. Nu, verslininkai irgi pabrinks šiukšlius. Tik tai kai kuriems pabrinks, kai kuriems nepabrinks. Bažnyčia mokys kapeikas, bažnyčia. Jie pasakoja bažnyčiai, pas mus daug vaikų, dainuoja, šoka, apeigos, o už šiukšlius kapeikas mokės. O ta bobutė kaime, kur gyvena, ji mokės. Pas jūs labai daug šiukšlių pas bobutę, ypač pas tų kaimų. Tie mokės, kiek reikės, tiek susimokės. O tie yra tokių verslo objektų, yra kur verslai didžiuliai išsukti, pinigai uždirba. Ne, mokės kapeikas. Kodėl? Kažkas paprašė įrašyti, net yra verslo kategorijas ten administracinis patalpas, ten kokius sandėliavimo, komercinis patalpas, pagal kategorijas rašytų. Vieną daugiau, kitą mažiau. Kodėl? Neaišku. Tai yra surašę tiesiog, kaip nori, taip surašė. Bet paprastas žmogus sumokės už visą tą. Šiukšlės neteisingai, mokėsit daug. Toliau, darželyje paslaugų kainos vaikams pabringo. Prašau, jie galvoja, kad čia visi tėvai gali sumokėti. Ne visi gali sumokėti. Sumokės, aišku, už vaikus, bet iškart pabrangino. Socialinis paslaugas, senukams pabrinks, kur lanko namuose, senukai turės turėti mokyti daugiau. Ir pirminis sveikatos priežiūros centras įkainiai, ten irgi įkainiai didžiuliai, pabrango įkainiai. Pabrango, šiandien klausiu, kam pabrango. Juk turi didžiulis pajamas socialinių paslaugų centras, kažkada buvo bankė didžiulį sumą turėjai. Neimkite iš to žmonių pinigus, čia gydymai viskas, čia ne prabanga. Žmogus eina gydytis ne iš gerą gyvenimą, ne iš traškažios, kaip sakom. Nepraleis progos. Visi įkainiai pakilo, pabrango įkainiai. Kodėl? Neaišku. Man aišku, kodėl. Kad tas paprastas žmogus yra skriaudžiamas. Ir skriaudžia tą paprastą žmogų visada. Tai tokia apžvalga trumpai, tarybos posėdis. Ten buvo daugiau dalykų, susipykom, išsipykom, aišku, nes jie visi yra jų daugumai. Tiesa tų, kurių yra daugiau. Ir ten daugiau taryboje sėdi, jie sutarė ir visas teisybė ir jų. O tu gali sakyti, ką nori. Maivosi, šaiposi, tas mūsų meras yra maivosi žmogus. Jaunuolis, aišku, ne savo vietoje sėdi, bet niek nepadarys. Tai toks buvo tarybos posėdis, tokia informacija. Iki sekančio karto. Viso gero.